Kėdainių jaunimo mokyklos pedagogų komanda kartu su švietimo centro bei rajono savivaldybės švietimo skyriaus atstovais pakviesti dalyvauti ES fondų finansuojamame mokyklų tobulinimo programos projekte Besimokančių mokyklų tinklai, kurio metu pedagogai įgis daug vertingų žinių bei pasidalins patirtimi su projekte jau dalyvaujančiomis mokyklų bendruomenėmis. Pirmiausia, mums labai rūpėjo, kaip atnaujinti ugdymo turinį, kaip atnaujinti ugdymo procesą, nes jaunimo mokyklose mokosi mokiniai, stokojantis mokymosi, lankomumo ir kultūrinių įgūdžių ir stiprinimui ugdymo, kultūros stiprinimui ir apskritai mokinio kaip asmenybės stiprinimui. Aš manau, kad šita programa mums tikrai labai padės, todėl kad mes mokytojai įgysime naujų žinių ir jas partnerių pagalba galėsime pritaikyti ir savo mokykloje. Aš manau, kad ne tik tai mūsų komanda bus mūsų partneriais, ko gero bandysime įtraukti į šį projektą ir kitas rajono bendrojo lavinimo mokyklas, nes visuomenės problema, kaip motyvacijos stiprinimas yra nepaprastai svarbi, ko gero, visoms bendrojo lavinimo mokykloms. Projektą pristačiusi Odeta Merfeldaitė tikino, jog susidomėjimas šiuo projektu nuolat auga. Šiemet dalyvauti Besimokančių mokyklų tinklo projekte pateiktos net 138 paraiškos, tačiau patenkinti tik 42 naujų narių poreikiai. Bandomasis projektas iš tikrųjų jau buvo pradėtas 2006 metais ir mes jį išbandėme su 42 Lietuvos mokyklomis, kaip tai vyksta, kokie sunkumai, buvo parengtos metodinės medžiagos, buvo parengtos publikacijos ir tikrai labai daug projektas buvo viešinamas. Šiuo atveju mokykla įsijungia tobulinti mokytojų kvalifikaciją ir kaip galima geriau padėti mokytojam, mokiniam. Ir peržiūrėjau prieš atvykdama jaunimo mokyklos strateginius tikslus ir būtent visi strateginiai tikslai atitinka Besimokančių mokyklų tinklų idėjas. Ir mūsų yra siekis, kaip padaryti, kad mokiniui kiekvienoje mokykloje būtų geriau. Ir konkursas šiemet tikrai buvo didelis, mes net nesitikėjom, kad bus toks konkursas didelis į Besimokančių mokyklų tinklus ir jaunimo mokykla iš jaunimo mokyklų vienintelė šiais metais papuolė į tuos tinklus. Pradžioje kiekviena mokykla turėtų susiformuoti komandą. Komanda, kuri dalyvaus mokymuose ir kuri toliau mokys savo bendruomenę čia. Tiesiog ta pati komanda, kuri dalyvaus mokymuose, tai yra administracija ir 3 pedagogai pasirinktinai, gali būti pagalbos specialistai, jie vyks į mokymus įvairiose srityse, mokymai bus organizuojami vėlgi pagal komandų poreikius, pagal mokyklos išsikeltą problemą. Vėliau sekantis bus etapas, mokykla turės dar apjungti šalia save esančias mokyklas į tam tikrus tinklelius, pagal vėlgi tam tikros problemos pobūdžius. Ir mes sieksime, kad neliktų vien tai, ką galbūt mes stengsimės išsiaiškinti toje mokykloje, bet kad mokykla dar galėtų viešinti tą informaciją ir padėti kitom mokyklom įsisavinti gautas žinias.